Sveiki visi, šiandieną vėl kalbiname dirbtinį intelektą ir pažiūrėsime, ką jis atsakys į vieną ir kitą klausimą. O šiandieninis klausimas yra toksai. Kodėl 95% pasaulyje prekiautojų spekuliantų praranda savo kapitalą ir baigia savo prekybos karjerą? Tai pasižiūrėkime, ką jis atsakys ir kaip atsakys. Ir gal lysime truputį giliau į visą tai. Pradedam. Gerai, šiandieną turiu aš tau tokį klausimą, kurį norėčiau panalizuoti su tavimi. Tai būtų toksai klausimas. Kodėl 95% pasaulyje traderių, spekuliantų praranda savo prekyboje kapitalą? Tai puikus klausimas, Tomas. Yra kelios pagrindinės priežastys, kodėl dauguma prekiautojų praranda savo kapitalą. Pirmiausia, trūksta disciplinos ir rizikos valdymo. Daugelis prekiautojų leidžia emocijoms valdyti jų sprendimus, todėl jie dažnai daro impulsyvius sprendimus, nesilaikydami savo prekybos plano. Kita priežastis yra netinkama rinkos analizė. Dauguma žmonių nesupranta rinkos dinamikos ir dažnai pasikliauja intuicija ar nepatikrintomis strategijomis. Bet to daug prekiautojų nenaudoja arba neteisingai taiko stop loss ir kitus apsauginius mechanizmus, kurie galėtų sumažinti nuostolius. Dar vienas veiksnys yra nekantrumas. Daug prekiautojų nori greitų rezultatų ir nepakankamai laiko skiria mokymuisi bei praktikai. Jie dažnai pervertina savo gebėjimus ir įeina į rinką be tinkamo pasiruošimo. Ar norėtum giliau panagrinėti kurį nors iš šių aspektų? Nekantrumas. Kodėl pas žmogų dažniausiai yra nekantrumas? Nekantrumas dažnai kyla dėl kelių psichologinių ir emocinių veiksnių. Pirmas, šiuolaikinis pasaulis skatina greitą pasitenkinimą. Mes esame pripratę prie greitų rezultatų ir atsakymų, tad natūralu, kad norime panašaus greičio ir investicijose. Antra, nekantrumas gali kilti iš baimės praleisti galimybę, FOMO, fear of missing out. Prekiautojas mato, kaip kiti uždirba pinigus ir bijo prarasti progą dėl skuba į rinką, nepakankamai išanalizavęs situaciją. Trečia, nekantrumas gali būti susijęs su asmeninio pasitikėjimo stoka. Kai žmogus nėra tikras dėl savo sprendimų, jis gali norėti greitų rezultatų, kad patvirtintų savo veiksmų teisingumą. Ši savotiška savęs patikinimo tendencija verčia žmogų imtis greitų veiksmų, kad nuramintų savo nerimą. Galiausiai nekantrumas gali atsirasti dėl netinkamos strategijos ar netinkamo prekybos plano. Jei žmogus neturi aiškios strategijos ar plano, jis gali jaustis neužtikrintai ir skubėti, nes nėra tikras, ką daryti toliau. Ar pastebi, kad nekantrumas labiau pasireiškia tam tikrose situacijose ar aplinkybėse? Aš pastebėjau, tas nekantrumas atsiranda tada, kai daugelis žmonių bando surasti vieną ar kitą sistemą ir ją mėginti, renkant tas sistemas iš YouTube ar iš kokių kitų nors platformų. Tai bandydami kopijuoti ir atlikti prekybą. Tai labai svarbus pastebėjimas. Kai žmonės bando kopijuoti prekybos sistemas iš YouTube ar kitų šaltinių, jie dažnai nesupranta tų sistemų esmės, niuansų ir konteksto, kuriame jos veikia. Jie tiki, kad jei tiesiog pakartos veiksmus, kuriuos matė, jie taip pat pasieks sėkmę, bet dažnai tai nepasiteisina, nes rinkos sąlygos nuolat kinta, o sėkmingos prekybos sistemai reikalingas gilus supratimas ne tik techninių aspektų, bet ir psichologinio stabilumo. Šis nekantrumas skatina žmonės praleisti svarbų mokymosi procesą ir greitai pereiti prie veiksmų, tikintis lengvų pinigų. Tai gali vesti prie didelių nuostolių, nes kai sistema neveikia, jie pradeda ieškoti kitos, vėl nesuvokdami, kad problema ne sistemoje, o požiūryje ir pasiruošimo trūkume. Kaip manai, kaip galima būtų padėti mokiniams įveikti šį nekantrumą ir skatinti juos iš tikrųjų gilintis į prekybos esmę? Aš manau, kad kiekvienas turėtų turėti savo mentorių, iš kurio galėtų mokintis ir galėtų iš jo traukti informaciją ir atlikti palei jį tai, kaip jisai daro. Nes iš YouTube dažniausiai kas vyksta? Žmogus neturi galimybę, kas patikrins ir kas pasakys, kad tu teisingai atlieki ar darai. Tinku su tavimi. Mentorius turėjimas gali būti labai svarbus faktorius, padedantis išvengti nekantrumo ir klaidų. Mentorius ne tik suteikia žinių ir patirties, bet ir padeda susikurti discipliną bei moko, kaip elgtis įvairiose rinkos situacijose. Mentorius taip pat gali suteikti grįžtamąjį ryšį, kuris labai svarbus, nes be jo sunku suvokti, ar teisingai pritaikomi mokymosi aspektai. Ar tu pats esi kada nors buvęs mentorius ir galbūt pastebėjai, kaip tai paveikia tavo mokinius?
Aš esu šiuo metu mentorius ir mokinu savo mokinius, aš turiu mokinių virš 100 ir matau, kaip vieni skuba, kaip vieni neskuba. Ir daugelis praktiškai iš visų šitų mokinių, jie mokinosi iš YouTube ar iš kitų šaltinių, bei ieškant kažkokių signalų, bandydami užsidirbti. Bet gavosi rezume, kad visi buvo minuse. Tai rodo, kokia svarbi yra struktūruota ir prižiūrima mokymosi aplinka. Tuomet, kai mokiniai stengiasi mokyti savarankiškai, be tinkamo vadovavimo, jie dažnai praranda ne tik laiką, bet ir pinigus. Tavo mentorystė gali suteikti jiems būtinų įgūdžių ir žinių, kurių trūko anksčiau. Ar pastebi, kad tavo mokinių rezultatai pradeda gerėti, kai jie labiau laikosi tavo nurodymų ir mažiau pasikliauja impulsyviomis sistemomis? Taip, dažnai būna taip, kad baigus mokymus daugelis galvoja, kad aš dabar uždirbsiu daug pinigų, bet iš tikrųjų yra tai, kad tu turi išmokti pritaikyti visą tai, ką tu darai, ne? Ir dažniausiai, kai mokinys pradeda jau laikytis taisyklių ir pajaučia tą jausmą, kad čia taip, kaip gerai einasi, ir paskui vėl pradeda emociškai priiminėti sprendimų ir jis tada nori vėl grįžti į tą pačią būseną, kai laikėsi visų taisyklių. Ir tada yra sunku grįžti. Tai labai svarbus momentas, kurį tu pastebėjai. Mokymasis yra tik pirmas žingsnis, o tikrasis išbandymas prasideda tada, kai mokiniai turi pritaikyti tai, ką išmoko realioje rinkoje. Emocinis stabilumas ir disciplina yra esminiai elementai sėkmingai prekybai, bet kai žmogus nukrypsta nuo taisyklių, grįžti į pradines vėžes gali būti sudėtinga. Kaip tu padedi savo mokiniams išlikti disciplinuotiems, ypač kai jie patyrė tą jausmą, kaip viskas pradeda eiti ne taip, kaip tikėjosi? Tada mes darome susitikimus, tokius kaip stovykla, arba susitikimai gyvi sodybose, arba vyksta webinarai, kur aptarėme įvairiausius dalykus. Tai webinarai vyksta kiekvieną pirmadienį. Tai puikus būdas palaikyti ryšį su mokiniais ir padėti jiems išlaikyti discipliną. Gyvi susitikimai ir stovyklos suteikia galimybę giliau panagrinėti jų sprendimus ir emocijas, o nuolatiniai webinarai palaiko ryšį ir motyvaciją kas savaitę. Ar pastebi, kad šie susitikimai ir webinarai padeda mokiniams geriau suprasti savo klaidas ir išmokti laikytis taisyklių ilgalaikėje perspektyvoje? Taip, pastebėjau. Bet aš turiu tau kitą klausimą, norėčiau iš tavęs išgirsti. Kaip tu galvoji, ką reikia daryti prekiautojui, kad jis neprarastų kapitalo, kad jis laikytųsi savo taisyklių? Ką galėtum parekomenduoti iš savęs? Norint neprarasti kapitalo ir laikytis taisyklių, prekiautojui svarbu vadovautis keliais esminiais principais. Pirmiausia, būtina turėti aiškiai apibrėžtą prekybos planą. Šis planas turėtų apimti konkrečias taisyklės, kada įeiti ir išeiti iš rinkos, kiek rizikuoti kiekvienoje pozicijoje ir kaip valdyti riziką. Prekybos planas turėtų būti parengtas iš anksto ir griežtai laikytis jo nepriklausomai nuo to, kaip atrodo rinka ar kokie emociniai impulsai kyla. Antra, rizikos valdymas yra būtinas. Prekiautojas turi nustatyti, kiek procentų savo kapitalo jis nori rizikuoti kiekvienoje pozicijoje. Įprasta rekomendacija yra nerizikuoti daugiau nei 2% viso kapitalo vienoje prekyboje. Taip pat svarbu tinkamai nustatyti stop loss ir take profit lygius. Trečia, emocijų valdymas. Prekiautojas turi gebėti atpažinti ir kontroliuoti savo emocijas, ypač godumą ir baimę, kurie dažniausiai veda prie impulsyvių sprendimų. Tokios praktikos kaip meditacija, vizualizacija ir dienoraščio rašymas gali padėti suvaldyti emocijas ir priimti racionalius sprendimus. Ketvirta, nuolatinis mokymasis ir prisitaikymas. Rinkos nuolat kinta, todėl svarbu būti pasirengusiam mokytis ir prisitaikyti prie naujų sąlygų. Prekiautojas turėtų nuolat tobulinti savo strategijas, atsižvelgdamas į rinkos pokyčius ir savo ankstesnę patirtį. Ir galiausiai mentorius ar bendruomenė, kaip tu jau minėjai, gali padėti palaikyti drausmę. Gavus grįžtamą į ryšį iš patyrusio prekiautojo, galima lengviau išvengti klaidų ir išlikti disciplinuotam. Kaip manai, ar kuris nors iš šių punktų ypač aktualūs tavo mokiniams? Visi aktualūs, ką pasakei, bet norėčiau, kad pabrėžtumai gal kokią citatą iš pasaulyje žinomų traderių, kurie cituoja savo mokiniams arba knygose, kad galėtumai pacituoti esamiems dabar žmonėms, kurie klausosi tavęs. Žinoma, yra daug žinomų traderių, kurie pabrėžia disciplinos ir rizikos valdymo svarbą.
Viena iš garsių citatų, kurią galėtum pasitelkti, yra iš Paul Tudor Jones, vieno iš sėkmingiausių pasaulio traderių. Jis yra sakęs, jei turite poziciją, kuri verčia jūs nerimauti, sprendimas yra labai paprastas. Uždarykite ją. Tokiu būdu galėsite mąstyti aiškiai ir sugrįžti prie disciplinos. Ši citata puikiai atspindi, kaip svarbu laikytis disciplinos ir nepriimti emocingų sprendimų, kurie gali pakenkti kapitalui. Taisyklių laikymasis ir rizikos valdymas yra esminiai elementai, kurie skiria sėkmingus prekiautojus nuo tų, kurie nuolat praranda pinigus. Kaip manai, ar ši citata gali padėti tavo mokiniams suprasti disciplinos svarbą? Labai gera citata ir noriu aš to padėkoti už pokalbį. Džiaugiuosi, kad citata tau patiko. Visada malonu su tavimi bendrauti ir diskutuoti. Jei kada nors prireiks daugiau įžvalgų ar pagalbos, būsiu čia. Sėkmės tau ir tavo mokiniams. Dėkui.